Toliau kainos kode aiškinsimės, kodėl ir taip nepriteklių išgyvenantis Lietuvos žmonės užsikrauna greitųjų kreditų naštą. Kasgi laukia tų, kurie neįstengia atiduoti pasiskolintų pinigų? Greituosius kreditus teikia apie 20 įmonių. Gauti greitąjį kreditą ganėtinai paprasta. Tai reikia užsiregistruoti telefonu ar internetu ir jei atitinki reikalavimus, tuomet netrukus tavo sąskaita papildoma norima suma. Tačiau bėdos prasideda, kuomet žmogus nebeįstengia grąžinti kredito laiku. Panašiai sugrįžta 90-ieji metai, kai irgi buvo žmonės ėmė kreditus ir norėjo geriau gyventi, gražiau gyventi, irgi tada jie buvo pagatavi atiduoti didelius procentus, kad tik tai prasukti tos lėšas. O paskui buvo banditizmas ir reketas, kai tų procentų žmonės neadekvačiai paėmė ir neadekvačiai prognozavo savo veiklą, savo ateitį, paskui išmušinėjo ir vežė į miškus juos ten. Mes visą laiką kalbame apie mėnesinės palūkanos ir jos vyruoja nuo 10 iki 30%. Jeigu kalbėsime metinės, žinoma, jos labai išbrangs. Bet ką mes norim pasakyti? Mes skolinam, sakykim, 5 dienom. Natūralu, aš paskolinau 100 litų, už 5 dienų reikia grąžinti, sakykim, 105 litus ar 110 litų. Tai atrodo nedaug, bet jeigu mes skaičiuosime metinę palūkaną, bus didžiulė. Greitųjų kreditų delspinigiai milžiniški. Tokias palūkanas reikalaudavo nebent gangsteriai iš kino filmų. Patys kreditoriai prisipažįsta, kad yra nevaržomi jokių finansinės rinkos teisės aktų. Nekontroliuojami yra daugiau kaip 20 įmonių, kurie teikia, labai daug žmonių yra paėmę tos kreditus. Principė, galima sakyti, čia tokia anarchija ir tos sutartys, kokie jas nori, nėra tų standartų patvirtintų. Ne visada žmonės atkreipia dėmesį į tai, kad nelaiku grąžinus paskolą, jie gali patirti labai rimtas sankcijas. Na, pirmiausia, tai aišku, jiem yra siūloma išeitis. Tai yra pratęsimo mokestis, taip vadinamas. Tai yra susimoki dar 100 litų ir gali dar mėnesį laiko negrąžinti paskolos. Ar ne? Na, bet turbūt tokiu būdu, jeigu tai yra žmogus turi kažkokių finansinių problemų, tai yra tik atitolinamas, sakykime, skausmingas tų problemų sprendimas. Yra numatyti labai didelį delspinigiai už pavėluotas grąžinti paskolas. Ar ne? Tai tie delspinigiai, kiek aš domėjausi, jie sudaro ten vos ne nuo 1% iki 2% dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną. Per metus atitinkamai 360%. Reiškia, tu turi grąžinti daugiau nei 3 kartus daugiau, tai yra papildomai sumokėti dar 3 kart tiek, kiek esi pasiskolinęs. Seimas ruošiasi griežtinti greitųjų vartojimo kreditų teikimą. Kreditoriai aiškiai turės informuoti klientus apie palūkanas ir bendrą grąžinamą sumą. Čia kaip ir alkoholio ar tabako, reiškia, kenksmingumą, čia turi būti po tų visų reklamų ir perspėjimas, kad kažkokiu būdu, kad tai yra, reikia būti atsargiems ir apgalvotiems. Jau dabar yra apie 10 000 žmonių pradelsusių ar visai negrąžinančių paskolos. Tad kiek dar tautiečių geranoriškai mausis kilpa ant kaklo, jei 5/5 greitųjų kreditų paskolų yra blogos, tai yra žmonės nesugeba jų grąžinti. Suteiktų kreditų už 50 milijonų litų. O kiek jų yra blogų paskolų? Šiai dienai yra pradelsti 9 milijonai. Tad pasiaiškinkim, kokie žmonės dažniausiai ima greituosius kreditus ir ar iš tiesų tai nėra socialinė problema. Tokios visai informacijos neturim, tiesiog esam padarę statistiką ir matom, kad tiek vyrai ir moteris vienodai skolinasi, o amžius yra kažkur nuo 21 iki 30 metų, kuomet didžiausias segmentas žmonių besiskolinusių, kurie naudojasi šią paskolą. Tai yra tik tai gilinama problema socialiai labiausiai pažeidžiamų žmonių grupės, kadangi pats produktas, tai yra greitasis kreditas, tai yra sudaroma iliuzija, kad mes tau tuo išspręsime tavo problemas, tačiau paskolinu tuos pinigus žmogui yra visas mechanizmas, kuris tiesiog
vėlgi sudaro prielaidas tam asmeniui tikėtis, kad sumokėjęs 100 litų, jis prasitęs tą kreditą, po to po kiek laiko galbūt gavęs atlyginimą jis jį grąžins ir vėl išsispręs, reiškia, savo finansinės problemas, bet iš esmės yra problema ta, kad tam žmogui reikia kreiptis į tą bendrovę. Jis nusprendė kreiptis dėl to, kad jis jau turi finansinių problemų. Kreditus pagrindinai ima žmonės, kurie yra streso ar depresijos būsenai ir pagrindinai gali būti, kad jie neadekvačiai veikia, todėl turi ypatinga būti priežiūra čia. Reklama televizijoje ir ant transporto stotelių vilioja ir bando įteikti, jog taip paprastai išspręsti savo finansinės problemas dar nebuvo. Tačiau neapsigaukit, tai tik iliuzija. Žmonės sakė, pasiskolinau ten 100 litų, po metų 3000 turbūt. Čia visiškai yra netiesa. Asociacijos visi nariai, sakykime, delspinigius skaičiuoja tik 30 dienų. Ką tai reiškia? Po 30 dienų skaičiavimo jie yra nebeskaičiuojami ir yra bandoma susigrąžinti skolą. Žinoma, jeigu jau asmuo negeranoriškai nekalba, tada skolos išieškomos tokiais pačiais būdais, kaip ir visos kitos Lietuvoje veikiančios įmonės. O tai reiškia, jog pinigų išieškojimas perduodamas antstoliams, areštuojamos sąskaitos ir turtas. Pasiskolinus kelis šimtus litų tenka sumokėti kelis kartus daugiau. Besikreipiantis paskolos asmuo, jis žino, kiek jis turės grąžinti praėjus paskolos laikotarpiui. Tai tarkim, jeigu jisai pasiskolino 500 litų šiandien ir jos turi grąžinti po mėnesio, tai jis žino, kad jis turės grąžinti 600 litų. Netgi ir pasiūlymuose iš greitųjų kreditų bendrovių yra nurodyta, kad mėnesių pinigai kainuoja ten, sakykime, 500 litų kainuoja, paskui turi grąžinti 600 litų, jeigu, sakykime, ten 2 savaitėm, tai galbūt ten vėl kažkokia suma, tai paprastai nurodomas yra lentelės kažkokios, tai kuriuose pakankamai aiškiai yra nurodyta, kiek kainuoja pinigai absoliučiai išraiška. Tai yra, nenurodant palūkanų dydžio, per mėnesį laiko tu turi sumokėti dar papildomai apie ten 18 procentų ar kiek čia gaunasi. Tai jeigu mes dar 18 procentų padaugytumėm iš 12, tai mes turime labai didelį absoliutų, reiškia, procentinį skaičių, jeigu lygintume su bankų metinėmis palūkanų normomis. Bėda tame, kad finansinių negandų prispaustas žmogus, jei greitojo kredito bendrovė paduoda jį į teismą, nesigina ir nesamdo advokato. O tai galėtų sumažinti delspinigius kelis kartus. Teismų praktika ir galų gale Lietuvos Respublikos įstatymai, jie gina ir skolininko interesų šiuo atveju, kadangi delspinigiai arba netesybos, kitaip tariant, jos atlieka kompensacinę funkciją, bet jų nėra tikslas nubausti, sakykime, skolininką, bet jų tikslas yra kompensuoti nuostolius. Taigi tokia bendrovė, kuri reikalautų didelių delspinigių iš to fizinio asmens, tai jie tiesiog jo reikalavimų netgi turėtų pagrysti, kodėl reikalauja būtent tokių delspinigių. Ir to žmogaus prašymų teismas turi visas galimybės sumažinti reikalaujamas netesybas iki protingo dydžio. Turbūt tik prasidėjus bėdom žmogus susimąsto. Gal geriau būčiau pasiskolinęs iš draugo.